Viskas prasidėjo nuo minties, kaip norėčiau tokių lengvų, netobulų, bet labai jaukių molio tinko sienų. Turime projektą prie jūros ir iškart žinau, tokios sienos ten tiesiog privalo būti. Labai greitai iš tikrųjų radau mokymus, o juos iškart išsiunčiau savo vyrą, kadangi pagalvojau, jam ir taip patinka remontai, tai bus jam palankiau ir mokytis. O mokymo metu susipažinome su skirtingomis molio tinko technikomis ir kiekviena jų leidžia sukurti vis kitokį sienos paviršių. Man iš tikrųjų nustebino, kiek daug moterų mokėsi kartu ir dabar visiškai suprantu kodėl. Tai yra kūrybiškas procesas, kur kiekviena siena gali tapti unikaliu meno kūriniu. Ir aišku, dabar jums bežiūrint iš šalies gali atrodyti, kad tai yra labai sudėtinga, bet iš tikrųjų tai reikia išmokti kelių esminių dalykų, o toliau viskas yra apie praktiką ir kūrybą. Mes išbandėm net 5 technikas ant tam tikros plokštės ir štai koks rezultatas. Iš tikrųjų, man labiausiai patiko šis būtent pavyzdys, tai manau, kad jį ir bandysime mėginti savo namuose. Dabar jau turim tų įgūdžių, tad netrukus imsimės mūsų jūros buto sienų ir ką, sekite toliau ir pasidalinsiu, kaip mums sekėsi.